Svarbu suprasti, kad akių mankšta regos nepagerins. Jeigu pas mus yra regos yda, reiškia, mums reikalingos dioptrijos, kad mes geriau matytumėme, tai jokia mankšta tų dioptrijų nesumažins, nes vis dėlto regos yda atsiranda nuo pakitusio akies obuolio. Jisai gali būti arba per ilgas, arba per trumpas. Nuo to priklauso, ar mes būsime nešiotojai minusinės korekcijos ar pliusinės. Verta atkreipti dėmesį, kad jeigu mes visą dieną dirbame prie monitoriaus, daug naudojame dar papildomai išmanųjį telefoną ir grįžus namo siekiame atsipalaiduoti skaitydami knygą, galbūt mes atpalaiduosime mintis, bet ne savo akis, nes jos vis tiek dirbs darbą artimu atstumu. Pats pagrindinis dalykas, ko siekiame su akių mankšta, tai ne po ilgos darbo dienos ją atlikti, o ją atlikinėti periodiškai darbo metu. Mankšta turi būti atliekama per kavos pertraukėlę, per pietų pertrauką. Ir netgi galbūt tai yra ne mankšta, o yra laukas. Išeiti pasivaikščioti. Net ir trumpas pasivaikščiojimas lauke tikrai atpalaiduoja mūsų akis ir tai yra geriausia mankšta, kuri gali būti skirta mūsų ir organizmui, ir sveikatai, ir akims. Populiari mankštos taisyklė yra vadinama 20-20-20. Kas 20 minučių, 20 sekundžių turime žiūrėti į objektą esantį nuo mūsų už 20 pėdų. Tai yra už 6 metrų. Kodėl būtent 6 metrai? Nes jeigu mes žiūrime į objektus esančius arčiau negu 6 metrai, mūsų akis yra įsitempusi ir skaitoma, kad jinai žiūri į artimą objektą. Atradus tą laisvą minutę, kuomet galime nukreipti akis nuo artimo objekto, žiūrėti į tolumoje esančius objektus, idealu, kai jie yra išsidėstę ir skirtingais atstumais ir jų suskaičiuoti 10, o jeigu norim ir atpalaiduoti dar savo mintis, tai skaičiuokime atbula tvarka nuo 10 iki 1, tada mes ir galvosime, ką darome ir stengsime susirasti vis skirtingose atstumuose esančius objektus. Mankštas galėčiau išskirti į 2 kategorijas. Iki presbiopinio amžiaus, iki 40 metų mes galime mankštą atlikti ir greičiau, ir atlikti mankštą elementariai atsistoję prie lango. Ant lango galim užsidėti piršto antspaudą ir žiūrėti į antspaudą ir pro langą esantį objektą kažkur tolumoje ir vėl sufokusuoti matymą į langą. Tokiu būdu mes darbiname savo vadinamąją akomodaciją. Akomodacija tai yra prisitaikymas matyti artimais atstumais, arčiau negu 6 metrai. Jeigu mes turime jau pacientą, kuriam reikalingi skaitymo akiniai, tai be abejo pratimus reikėtų atlikinėti su skaitymo akiniais ir čia jau orientuotis reikėtų į konvergenciją. Konvergencija tai yra akių suvedimas į vieną tašką. Paprasčiausias pratimas yra pasiimti prieš save tušinuką, turėti savo skaitymo akinius, kurie mums yra skirti, ir artinti prie nosies. Jeigu jaunas žmogus tušinuką gali priartinti iki susidvejinimo efekto arčiau, tai vyresnis žmogus be abejo priartins ne taip arti ir tai yra normalu. Jeigu mes pastebime, kad tušinuką artinam ties 30 cm ir jisai jau mums pradeda dvejintis ir mūsų skaitymo korekcija yra tvarkinga ir tokia, kokia mums priklauso, reiškia, raumenynas yra šiek tiek pasirpęs ir turime pasimankštinti. Bet jokia mankšta neturi kelti galvos svaigimo, diskomforto, pykinimo jausmo ir panašiai.